Sveiki, broliukai ir sesutės, kągi vėl įdomienų laikas ir kągi šį kartą norėjau aš jums papasakoti apie iš tų įdomienų. Ogi iš tų įdomienų vėl man pasitaikė ta reklama su tais 4%, tai aš taip suprantu, kad dar nepririnko matyti reikiamą tą kiekį tų parašų, nes ten vis ragina pasirašyti už 4% nuo BVP, kad būtų skirta kariuomeniai. Nu tai, žodžiu, čia priminsiu, terariume vykdoma tokia melaginga akcija, žodžiu, kur meluoja, kad tai neva tai bus ten skirta kažkokiai gynybai, ten tralele, o iš tikrųjų, žodžiu, tai bus skirta tai visai ne gynybai, o tų pačių, žodžiu, dundukų utilizacijai. Ir aišku, tai tik tai visiškas debilas ar idiotas gali pasirašyti už tokį dalyką, kad 1/5 biudžeto būtų skirta būtent jų pačių utilizacijai, jų vaikų utilizacijai, jų giminaičių, draugų ir pažįstamų utilizacijai, būtent karo pagalba, sakykime, karo mėsmalės pagalba. Tai nežinau, kaip čia bus, aišku, ten toj kolonų bananijoje Lietuvos, bet matyt, kaip ir visą laiką, niekas ten neklaus, reklama prasislinks, o paskui sakys, kad visi pasirašė, žodžiu, ir pririnko reikiamą ten tą kiekį tų parašų, ir tada, aišku, patvirtins ir paskirs jau tuos 4% nuo BVP, kas yra maždaug apie 20% nuo biudžeto, ir skirs va būtent tų pačių dundukų toj Lietuvos bananijų naikinimui. Čia priminsiu, aišku, kad čia viskas yra iš terariumo realijų, čia nieko bendro su mūsų planetos Žemės valstybėm neturi, nes iš tikrųjų tai žinoma, Lietuvos Respublikai būtinai reikia tų 4%, nes gynybai, kad galėtų apsiginti nuo Rusijos ar kitų ten agresorių. Nu, aišku, nuo Rusijos, nes kitų agresorių nėra. Nu, dar Baltarusija, aišku, ten prie Rusijos. Tai va, nu tai tiek, žodžiu, apie tuos 4%. O Afrikui, žodžiu, šūdmokslininkai, terariumo, žodžiu, šūdmokslininkai išrado naują ligą. Ir kasgi čia to tokia nauja, aišku, tai ta nauja liga, aišku, irgi yra labai mirtinai pavojinga. Ir jie, aišku, serga tik tais vaikai ten nuo 5 iki 15 metų amžiaus, nu, kaip jie skelbia. Nu, iš tikrųjų, tai reiktų sakyti taip, kad serga ta liga mokyklinio amžiaus vaikai, nes mokyklos būna užnuodytos dezinfekcinėm priemonėm visokiom, ir nuo tų dezinfekcinių priemonių tie vaikai tiesiog apsinuodė ir atsiranda toks šalutinis poveikis įdomus, kad jie linkčia galvą, žodžiu. Ir taip, žodžiu, linkčia, jie ten, nu, ištisai linkčia ir nuo to linkčiajimo, taip jau praneša tie šūdmokslininkai, kad, žodžiu, nuo to linkčiajimo gali ir numirti. Nu, tai vargšai Afrikos vaikai ant jų vis bando visokius naujus žudimo metodus, sakykime, žmonių utilizavimo. Ir jeigu tai jiem pasiteisins, aišku, tiem nevidono tarnam, tai jie, žinoma, išplatins jau tą chemiją tokią ir kitų, sakykime, administracinių teritorijų mokyklose, ir bus ne tik Afrikui vaikai vaikščios linksiodami galvą, bet ir jau, sakykime, kituose šalyse. Nu, tai visų pirma, ten, aišku, bus Kanada, Europa, Australija, Kinija, žinoma, neužmiršo. Nu, bet kiniečiai ir taip ten išdresiruoti. Neaišku, kaip ten. O žodžiu, ką Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinio valiutos fondo direktorė čia terariume, žodžiu, yra tokia Kristina, nesvarbu kokia ten ta pavardė, bet vardas Kristina, žodžiu, gražus vardas. Nu ir kągi, jinai pranešė, kad naktimis nemiega ir, žodžiu, ir kas naktį vis sapnuoja, žodžiu, tokius sapnus, kad visos vyriausybės įvestų kuo greičiau tą CO2 mokestį. Tai, nes, nu, tik tai įvedus, vat, pagal ją, žodžiu, tik tai įvedus tą CO2 mokestį, galėtų viskas pabrangti iki tokio reikiamo lygio. Koksgi tas yra reikiamas lygis pagal tos nevidono tarnus? Ogi reikiamas lygis yra toks, kad žmonės visiškai nuskurstų. Kad kuo daugiau tie žmonės nuskurstų, kad kuo mažiau galėtų visko įpirkti, kad nesudurtų to galo su galu. Nu, kaip ir sakiau, esu padaręs irgi čia filmuką, dėl ko reikalingas jiem tas skurdas. Žodžiu, neskurdas irgi yra viena iš priemonių žmonių valdymo ir sakykime, tada jie lengviau, tie žmonės yra valdomi ir tada lengviau pasiekti nevidonui yra savo tuo tikslų visokių, kurios nevidoniškų. O žodžiu, čia tai turbūt pati geriausia įdomiena, aišku, yra iš terariumo. Pasaulinė ekonomikos forma, žodžiu, ten ekspertai iš pasaulio ekonomikos forumo, žodžiu, sako, kad pedofilija yra normali seksualinė orientacija ir turėtų dabar būti pridėta P raidė prie tos LGBTQ ir dar P dabar turėtų. LGBTQP. Va, turėtų būti LGBTQP. Ir nuo šiol, žodžiu, pedofilija, kadangi bus pridėta prie LGBTQP,
Ir bet kas, žodžiu, kuris jau įžeis ar išdrys ten suabejoti pedofilo ten nuoširdžia meilė vaikams ar kažkaip kitaip, žodžiu, įžeisti pedofilą, tai jis, aišku, iš karto papuls jau po tuo hate crime įstatymu ir daugumoje, sakykime, tiek ES, tiek ten Kanados, Australijos, ir kitų, žodžiu, tuo labiausiai pažengusių nevidoniškų šalių, jau jis, aišku, iš karto bus sodinamas į kalėjimą. Tai va, taip, žodžiu, taip ir juda tam terariume va tokie dalykai nevidoniški po žingsniuką. Iš pradžių atsiranda ten, sakykime, įstatymai tie hate crime visokie, kur prieš tuos LGBTQ, o dabar dadės dar ir P raidę ir, žodžiu, ir pedofilai bus irgi, kaip čia, sakykime, privilegijuoti būtent tų terariumo gyventojai. Ir niekas net negalės, ne tai, kad ten pirštų paliesti, net kreivai pažiūrėti jau negalės į jokį pedofilą. Pedofilai, žodžiu, taps dabar jau neužilgo, kaip, sakykime, tie visi piderasai tapo terariume ten valdžios visokie atstovai, tai dabar jau bus jau pedofilai greitai valdžios atstovai, jie, aišku, žinoma, to neslėps, sakys, kad mes labai mylim vaikučių, žodžiu, o visi turės ploti ir visi dundukai turės linkčioti galvą. Gal, aišku, jiem padės tą galvą linkčioti tą naują ligą, kurią Afrikoje jau čia dabar išbandinėja. O Izraelis, žinokit, pasiekė patį geriausią pasiekimą savo karo su Hamasu. Žodžiu, jisai sunaikino paskutinę ligoninę Gazoje, jau kiek ten bebuvo, iš viso parods 36 buvo, ir sunaikino dabar paskutinę ligoninę. Žodžiu, visą Gazą baigė išnaikinti, o kaip nesusinaikina tas Hamasas, taip ir nesusinaikina, žodžiu. Jis yra tiesiog nesunaikinamas tas Hamasas. O pavyzdžiui, dar Amerikos ten tam kongrese, ten, žodžiu, jau šnekėjo irgi, kad apie tą ligoninę irgi jau ten šnekėjo, žodžiu, ir sako, kad tai ką daryti Izraeliui, jeigu tas Hamasas slepiasi ligoniniai, tai būtinai reikia tą ligoninę sunaikinti. O kitas sako, tai žinokit, tie Hamasai, tai jie yra nedurni, jie slepiasi tarp civilių gyventojų, tai reikia dabar sunaikinti visus civilius gyventojus, nes nesunaikinė civilių gyventojų, tai tu Hamaso irgi neišnaikinsi. Tai va, žodžiu, va tokias nesąmonės jie šneka ir naikina žmonės, sakykime, atvirų tekstų, sakykime, tiesiai šviesiai. Visas pasaulis terariume žiūri, kaip tas vyksta ir palaiko, žodžiu, ir krūva dar yra tų protestuotojų, aš dar suprantu protestuotojus, kurie ten yra už palestiniečius, nes iš tikrųjų žmonės yra naikinami, bet niekaip nesuprantu tų protestuotojų, kurie dar yra už Izraelį, ten tos žudynės, kad jie ir toliau žudytų, žodžiu, ten nebekalbu jau apie tuos ten video, kur ten visokie lavonai prikėlė, kad reikia išžudyti iki paskutinio ten palestiniečių ir taip toliau. Tai šiandien palestiniečius žudo, rytoj libaniečius, o poryt gal ir europiečius jau pradėjo žudyti. Ar amerikonus, amerikonų taip lengvai, aišku, nepažudysi, nes jie ten ginkluoti iki ausų, tai jiems, sakykime, gal iš tos pusės labiau turbūt pasisekė. Ir kas dabar dar tokių yra labai įdomybių. Čia dar neįdomybių. Irgi įdomyna, bet čia tokia pasaulinio ekonomikos forumas ir Jungtinių tautų organizacija, žodžiu, jau ten savo tuose, žodžiu, įvairiuose susirinkimuose vis labiau aktualizuoja tą klausimą, kad, savo tuos artimiausius planus, kad reikia kuo greičiau padaryti vandens krizę ir kad kuo greičiau badą tą reikėtų sukurti. Jie žinoma, kaip jie kuria badą, tai naikina, aišku, prigalvoja ale nebūtų lygų. Ir tada sako, kad visi tie gyvūnai suserga ir juos reikia išnaikinti, o iš tikrųjų tai jie suserga nuo to, kad juos ten arba tiesiog kažkokią tai chemiją savo pašaruose apnuodija, sakykime, tos gyvūnus, arba paskiepė juos ale nuo kažkokių ligų ir tada, aišku, tie gyvūnai visi ten suserga. Arba iš viso nieko nepadaro, tiesiog paskelbė, išrašo pažymą ten, tarkim, kokią tai veterinarijos tarnybą ir sako, kad visos ten, tarkim, ar ten kiaulės, ar karvės, tam regione turi būti išnaikintos, nes jau ten baisingai pavojinga liga kažkokia gali ten išplisti. Nieko, aišku, žinoma, panašaus tokio nėra, bet tokiu būdu, aišku, yra naikinamas tas žemės ūkis. Tas žemės ūkis, aišku, dar naikinamas ir tiesioginė prasme, sakykime, iš ūkininkų ten ir to žemės atiminėjamas, ir tie plotai auginami, mažinami įvairiais būdais. Užtat tie ūkininkai ir čia protestuoja visam pasaulyje, nes jau užsiėmė, sakykime, ten pasaulio ekonomikos forume pagrindiniai strateginiai būstiniai nevidonų suplanavo. Jungtinių tautų organizacija, žodžiu, iš karto davė užduotį, suformavo kiekvienai ten, žodžiu, ten valstybei ar šaliai, sakykime, iš tikrųjų tai administraciniai teritorijai terariume, ir tokiu būdu jie, žodžiu, visi pradėjo naikinti, kaip, sakykime, tos ūkininkus visuose šalyse. Ir dabar pati įdomiausia, sakykime, man bent jau įdomiausia, apie tą būsimą saulės užtemimą
balandžio 8 dieną. Nu, jau sakiau, kad ten, aišku, CERNą žada paleisti, žodžiu, kad atidarytų tą portalą, sakykime, tiem visokiem demonam ar kažkam tai. Bet čia dar ne visos įdomienos apie tą, žodžiu, Saulės užtemimą. O NASA, žodžiu, sugalvojo, kad dar jie paleis kažkokias 3 raketas, ale ten kažkokiem stebėjimam, ten Saulės užtemimo ar kažką tai, nu, per kitus užtemimus turbūt neleisdavo, dabar jums ir paleis, žodžiu, kažkokias dar 3 raketas. Ir dar čia ne viskas pati įdomiausia įdomiena, žodžiu, kad kai bus tas Saulės užtemimas, tai matysis kažkokia velnio kometa. Nu, jinai ten kažkokia 12P skaičių uždėtas yra 12P, o jinai praminta yra velnio kometa dėl to, kad turi 2 uodegas, žodžiu, ir kurios atrodo kaip velnio ragai. Nu va, tai čia tokia tikrai, sakyčiau, vyšnė ant tortuko. Tai labai bus įdomu pastebėti balandžio 8 tą Saulės užtemimą. Žiūrėsim, ar matysis tie velniai dangui, ar NASOS ten tos raketos matysis, kaip ten jos skraido, žodžiu. Nu, pamatysim, kas ten bus ir kokiegi ten demonai dar išlys, pasižiūrėsim iš to portalo, sakykime, kaip čia keisis dabar po to Saulės užtemimo tas Nevidono tarnų elgesys, nu, tai pagal tai galbūt ir bus galima spręsti. Tai va tiek turbūt šiam kartui tų įdomienų. Jeigu tuos įdomienos jums patiko, tai palaikinkit, nepamirškit, pasidalinkit su draugais ir bičiuliais. Na ir o daugiau, žodžiu, kaip visą laiką informacijos daugiau yra Telegram grupėje, kuri irgi vadinasi Terariumo pasakiečius. Na ir tiek turbūt tam kartui, laukiu visą jūsų prisijungiant ir prie tos grupės. Ir tiek tam kartui ir iki kitų įdomienų.